Taigi, iš tikrųjų, žinokite, kiek vaikščiau po aukščiausios tarybos rūmus viduje, nei vienos gegužės 9-osios ar ten masonų, tas vadinamas simbolis Nizabudkė, nei vienos, pas visus labai gražus ženklai, Lietuvos trispalvė, labai miela matyti. Ir Nizabudkės nei vienos, absoliučiai. Pas visus teisingi ženklai. O dabar dėl rytojaus, dėl sausio būtent 13-osios. Rytoj tie, kas norite sudalyvauti patriotinėje mūsų vėliavų eisenoje, tai renkamės 14 valandą Čiurlionio gatvėje prie Vingio parko esantis tiltas. Manau, susigaudote, ar ne, apie ką kalbu, tas tiltas, per kurį patenkame į Vingio parką per Čiurlionio gatvę. 14 valandą ten susitinkame, gausime, kas turi savo vėliavas, labai šaunu, bet bus ir kitų vėliavų laisvų, kas galėsite pasiimti. Ir prasieisim, iš pradžių pabūsime ant tilto su labai gražiais plakatais, aš myliu Lietuvą ir panašiai. O paskiau prasieisime per Geležinio vilko gatvę, per aukščiausios tarybos rūmus, prasieisim pro Kudirkos paminklą iki pat katedros. Paminėsime gražiai su lietuviškais simboliais ir lietuviškais šūkiais sausio 13-ąją. O dabar dar kartą parodau jums žmonės, kurie masiškai eina į aukščiausios tarybos vidų ir nei vieno Nizabudkės simbolio. Absoliučiai. Jeigu ir matome, tai trispalvę arba sausio 13-osios apdovanojimą. Tai tas labai labai džiugina. O kaip gražiai kasytė įpinta trispalvę. Malonu matyti. Labai gražu. Labai gražiai įpinta. Labai. O parodų lankytojus maloniai kviesčiau į viršų. Tai kol kas tiek.